Tai keletą žodžių pasakysiu savo apie autorį ir Kazimierą Seibutį. Autoriai kas būdinga. Tai būdinga ir šiai knygai būdinga tokia nepaprastai aistringas mąstymas. Jį beje apriepia joje ten knibžda įvairiausių talentų, jie vienaip sąveikauja vieni su kitais, tačiau jos nepaprastai svarbi analitinė filosofinė mąstysena ir labai platus kultūrologinis akiratis, juolab, kad ji ir savo tą profesionalią tokią filosofijos veiklą skyrė indų filosofiniai minčiai, indų kultūros paveldui ir jo plėtrai vakarų pasaulyje tyrinėti. Tai su indų kultūra pamatinėmis įžvalgomis indų kultūros, kurios šiaip išreikštos mums reikalingų nepaprastai daug interpretacijų ir kad suprastume tą pirminį pasaulėvaizdį, kuris yra išrašytas Vedose ir kurį indai yra įtvirtinę mūsų pasaulyje. Beje, ir moksliniai tyrinėjimai niekas nepaneigė ir tas ciklinis visatos modelio, kuris jau buvo užfiksuotas prieš kelis tūkstančius metų, ir nei tos eigos pasaulio raidos, kuri įkūnyta įvairiais simboliniais dievų ir pasaulinių galių pavydalais. Tai knyga yra iš tikrųjų apie tą gyvenamą metą, kuriame mes gyvename. Ir čia yra svarbu paminėti tą ypatumą Daivos minties, jog joje taip visiškai natūraliai sukimba filosofinė, kultūrologinė ir politinė mąstysena. Tai ji yra viena iš tokių ryškiausių, sakyčiau, patriotinės mūsų filosofinės ir kultūrinės minties atstovių. Ir jos ir šita knyga yra parašyta iš tokio vidinio rūpesčio, didelio rūpesčio, egzistencinio rūpesčio tautos ir valstybės likimų, dabartinė tautos būsena, dabartinių tautos sąmoningumų, jos gebėjimų susivokti vis naujų iššūkių aplinkoje. Kas yra tie iššūkiai? Tie iššūkiai yra jau, kaip čia buvo pasakyta, ta sparta, kurią mums jau diktuoja viso pasaulio technizavimas ir tos technologinės sistemos raida. Čia buvo paminėta, kad mums reikėtų kažkaip jau mes sunkiai begalime spėti teisingai įvertinti. Aš noriu tik pasakyti, mes jau teisingai niekada nieko nebeįvertinsime, juolab, kad nuo mūsų vertinimo šita technologinė raida ir pasaulio technizavimas jau visiškai nebepriklauso. Tai mes tiesiog atsiduodame naujiems įrankiams, naujiems technologiniams išradimams, ir mūsų toks jau būtų mąstančiųjų likimas, ir čia susirinkusių galbūt tų gurmanų būrelio nedidelio, nes filosofinės minties visada ištroški tik tai tam tikri gurmanai. Tai susivokti tuose iššūkiuose ir bandyti suprasti, kur čia mes esame ir į kur eina pasaulis. Tas pasaulis vadovaujamas tos technologinės sistemos yra šiaip, mano galva, iškėlęs vieną savo tikslą, tai tokį nemirtingumo siekį. Kaip galima siekti nemirtingumo, tai mes tikriausiai jau galime nuvokti, pavyzdžiui, skaitmenizuojant viską, kas yra. Bet tam, kad mes jau galutinai įgautume tų galių pratęsti save skaitmeninėje erdvėje neribotą jau laiką, įgauti tą skaitmeninį nemirtingumą kartu su biologiniu, nes iš skaitmenos galima, žinome, atspausti ir biologinės medžiagas. Tai reikalinga visiškai atsisaistyti nuo to, kas buvo siejama su humanizmu, su visais humaniškais dalykais, o pagrindinis humaniškas dalykas yra gimtis, yra vyro ir moters skirtis ir jų sąsaja, kuri pratęsia tą natūralųjį gimties raidą, gimties pumpuravimąsi, kaip pasakytų Stigleris. Tai atsisaisčius nuo šito įvairiomis ideologinėmis nuostatomis,
tampa akivaizdus dalykai, jog lengviau technologiniais įrankiais yra daug lengviau valdyti mases, nes įterpus į žmogaus sąmonę technologinius įrankius, jie yra pajungiami tiems įrankiams, jiems žmogui pačiam net nesuvokiamais būdais ir priklausomybėmis. Prieš keliasdešimt metų mes čia džiaugiamės socialiniais tinklais, bet dabar kas atsitiko, kad visas pasaulis ima tarsi vaikų prieigą riboti prie tų socialinių tinklų, išvelgdamas jame įvairiausių bėdų. Tačiau neatsižvelgiama jau į kitą dalyką, juk išaugo karta su tokia priklausomybė ir su kuria beveik nebeįmanoma susikalbėti. Tai yra jau kitokia karta ir kitokio bendravimo karta. Tai Daivos pagrindinė mintis yra tie naujieji iššūkiai, kurie yra susiję su pasaulio išhumanizavimu, kitaip tariant, jo iš nušventinimų, atsisaistymų nuo Dievo, nuo dieviškosios tvarkos, nuo tų transcendentinių dalykų, kurie buvo visuose civilizacijose buvo pamatiniai dalykai, žmogaus egzistencijos pamatiniai dalykai ir kuriuos privalėjo gerbti ir ypač gerbti žmogus, gerbė žmogus visų civilizacijų ir visų kultūrų, gerbė gimtį ir gyvybę. Pasižiūrėkime, kokiais ritualais buvo apkaišytos, įtvirtinamos santuokos ir gimumo. Tai ritualai, kurie apimdavo ne tik tą šeimą arba tos du žmonės, kuriems gimsta kūdikis ir kurie atneša naują gyvybės vaisių pasaulyje, bet ir giminė, gimtinė ir visa bendruomenė tai atlikdavo ir ritualus ir išreikšdavo tą džiaugsmą gimties, matydami gimtį. Tai dabar žodis Daivai ir taip norėčiau irgi dar, kad ji kalbėdama jau pasakytų tą savo ir pagrindinę intenciją, kamgi šita knyga, kam skirta ir kiek čia yra tos ir mūsų Lietuvos mąstysenos ir tų iššūkių ir baisokų iššūkių, sakyčiau, čia bus galima ir apie tai pakalbėti. Taip, dėkoju Vytautui Rubavičiui, savo ilgamečiam kolegai. Tai mes su Vytautu daug kur kartu būnam ir pirmieji, nes tarkim Vytautas, kiek žinau, vienintelis ir parašęs yra apie dirbtinį intelektą knygą Mokslo institute. Ir iš tikrųjų tas buvimas tokių pirmieji, nes čia yra pilotinė tema, humanitarikos srityje yra labai toks ir yra, kad susirenka grupelė žmonių. Aš nesistebiu tuo, nes šiandien 7 valandą yra konkurencinis toksai renginys, kur bus apie kvantinę fiziką pasakojama. Tai išvaizduoju, kad daug jaunimo, kurių galva pramušta dirbtiniu intelektu, sugužės tenai. Bet tai nieko nereiškia. Mes bandom laužti ledus ir taip pat mano kolega Marius Markuckas, filosofas, kuris iš transhumanizmo disertaciją pirmasis Lietuvoje apsigynė, tikrai įdomiai labai pristatė mano knygą, kalbėjom. Tai žodžiu, tai yra iš tikrųjų tokia pradžia, sakykime, bent jau Lietuvoje to apmąstymo, nors vakarų Europoje ir rytų Europoje taip pat apie šią temą tikrai jau kalbama ir mąstoma bent jau 20 metų yra. Tai šiandien aš norėčiau pristatyti savo naujausią knygą, kuri yra labai plačios tematikos, nes tas naujų technologijų bumas, kuris vyksta, ir jam atstovaujantis transhumanizmas gali būti labai įvairiais aspektais nagrinėjamas. Ir būtent šioje mano knygoje labai įvairiais kampais ir liečiama ta problematika. Knyga parašyta mokslinio populiarinimo stiliumi, joje aptariamos transhumanizmo atsiradimo prielaidos, įsivyravimas, įvairios doktrinos, ateities scenarijai, poveikis kultūrai, ekonomikai, filosofijai ir pateikta daug naujausių faktų. Todėl aš tikrai norėčiau labai nuoširdžiai pasakyti, kad jinai lengvai skaitoma, bent jau sprendžiant iš atsiliepimo ir įsigyti ją, nes ten yra nuorodos į mano svetainę www.posthumanizmas.lt ir į
podkastų ir šiaip mano, aiškiai, YouTube'o tinklalaidė Prozgina, kur aš daug iš arčiau, detaliau ir plačiau žvelgiu į dirbtinį intelektą ir apskritai į šį reiškinį ir jo vaidmenį mūsų visuomenėje. Kadangi aš atidžiai seku transhumanizmo raidą, o ji yra tokia sparti, kad mes vos spėjame, tai aš šiandien tiesiog norėčiau pakartoti, tai yra nekartoti to, ką anksčiau sakydavau, ar to, kas yra knygoje, bet pateikti naujų faktų. Štai, pavyzdžiui, Kalifornijos universiteto fizikas Antonis Akviras savo paskaitomis mėgina dabar įspėti apie tai, kad dirbtinis intelektas taip pat jau yra pasenęs dalykas, kad yra kuriami nauji superlaidus kvantiniai kompiuteriai, superkompiuteriai, kurių uždavinys yra dirbtinis bendrasis intelektas. Angliškai tai būtų Artificial General Intelligence. Pasak mokslininkų, jeigu dirbtinis intelektas dar palieka mums šiokį tokį autonomiškumą, tai dirbtinis bendras intelektas, globalus toks tinklas, jau aš įsivaizduoju, būtų jau nebe įrankis, o visiškai atskiras savarankiškas subjektas. Jisai galės priimti sprendimus panašiai kaip žmogus ir numatyti veiksmų planą. Jau dabar. Jis dar tik kūriamas. Kad dabar darome. Taip, šiuo metu. Kariniai veiksmai vyksta. Akviras teigia, jog dirbtinį intelektą siekiama pakeisti sistema, kurių žmonės atliks viso spektro ekonomikos darbus, veiklas, visą absoliučiai. Tai, o žmogus superintelekto atžvilgiu jau taps antrarūšis tokiu atveju. Tai reiškia, kad jeigu mes dabar turime asmeninius kompiuterius ir galime jais visokias veiklas vykdyti, užsisakyti paslaugas, tvarkyti savo reikalus, tai tokiu atveju visa mūsų veikla bus iš vieno centro autonomiškai tvarkoma. Tiesiog nebereikės to, nes bus iš šono viskas automatizuota. Ir šis fizikas teigia, kad visa tai yra numatoma po keliarių metų, vėliausiai po 10. Ir tai vėlgi yra įvardyjama event. Mes turbūt esam susidūrę su savoka event, įvykis, kurio dažnai įvairūs technologiniai lūžiai ar įvykiai pasaulyje tarsi koduojami tokiu žodžiu event. Tai mes turbūt visi girdėjome apie agendą 2030, tai artimiausias būtų tokia data, o kita 2050-ieji su tokiu skaitmeniniu singuliarumu. Dabar aš norėčiau dar pakalbėti apie tai, apie ką šiek tiek užsimenu knygą, šiaip jau net ir cituoju Yuval Noah Harari. Nes esminis scenarijus yra formuluojamas Harario ir visur taip pat Lietuvoje pristatomas kaip pavyzdinis. Turbūt daug kas iš esančių yra skaitę jo knygų. Aš įsivaizduoju, kad viena yra išversta lietuvių kalba. Į lietuvių kalbą yra išverstos jo knygos ir tarsi negirdėjau, bet sako, kad populiarios yra. Pavyzdžiui, globalaus mokymosi ir švietimo lyderio pripažinta Blinkist tokia programa, kuria naudojasi pasaulio turtuoliai ir Bilas Geitsas, ir Elonas Muskas, ir Warrenas Buffettas ir visi kiti. Būtent Harario knyga Sapiens, trumpa žmonijos istorija, siūlo iš karto, įvedus šitą programėlę Blinkist, siūlo iš karto skaityti Yuvalį Hararį, šitą jo knygą. Ir aišku, šis Oksfordo mokslų daktaras ir Jeruzalės universiteto profesorius šioje knygoje tarsi apibendrina įvairiausias transhumanistinės idėjas. Tai aš tiesiog norėčiau pacituoti, nes tai yra labai labai įdomu, jeigu kas neskaitė. Skyriuje Homo sapiens galas jis teigia, kad natūrali atranka baigėsi, nes galima sąmoningai kurti naujas rūšis. Natūraliai atranka protingas sumanymas gali pakeisti 3 būdais. Biologinės inžinerijos, kiborgų inžinerijos. Kiborgai yra būtybės turinčios tiek organinių, tiek neorganinių dalių, arba neorganinės gyvybės inžinerijos. Pasak jo, genetikai neapsiriboja gyvų genealoginių linijų modifikavimu. Taip pat jie siekia
atgaivinti jau išnykusias būtybės, tokias kaip dinozaurai, mamutai ir neandertaliečiai. Galbūt lygindami neandertaliečių smegenis su homo sapiens smegenimis ir išaiškinę jų struktūros skirtumus, nustatytume, kokie biologiniai pokyčiai sukūrė sąmonę, kokią turime patys, teigia jis, ir apgailestauja, jog pagrindiniai trukdžiai yra etiniai ir politiniai prieštaravimai, stabdantis tyrimus su žmonėmis. Vis dėlto, rašo Hararis, dabar stovime ties slenksčiu, kurį peržengę tapsime tikrais kiborgais ir naudosimės nuo mūsų kūno neatsiejamais neorganiniais įtaisais, pakeisančiais mūsų gebėjimus, troškimus, asmenybę ir tapatybę. Aptaręs bioninę gyvybę, autorius pereina prie neorganinės gyvybės kūrimo, kurio esmė į kompiuterį perkeltos dirbtinės žmogaus smegenys, galinčios veikti savaime už organinės visatos. Potencialiai atsivėrus galimybė kurti antžmogius, prognozuojamas naujasis singuliarumas, tai yra visiškai nauja kūrinyje, tarsi po antrojo didžiojo sprogimo. Skirtumas tik tas, kad kaip fantazuoja transhumanistai, jie kurs antžmogiai, kurios savo ruožtu bus sukūręs dirbtinis mokslas, tai dabartinis mokslas. Mums būtų išties sudėtinga patikėti, kad mokslininkai dvasią gali konstruoti taip pat kaip kūną ir kad ateities daktarai Frankensteinai sugebės sukurti išties pranašesnės už mus būtybės, kurios į mus žvelgs taip pat globėjiškai, kaip mes žvelgiame į neandertaliečius. Rašo Naujojo pasaulio flagmanas. 2050 metais planuojamas pirmas nemirtingasis ir esminės sąmonės bei tapatybės transformacijos. Bent jau pirmoji šių dievų ir pusdievių karta bus suformuota kultūrinių idėjų, kurias puoselės žmogiškieji jų kūrėjai. Apie tai aš truputėlį vėliau dar norėsiu gal po Kazimiero pasisakymo pakomentuoti šiek tiek ir palyginti su kitų scenarijumi šitą ištaras tokios tikrai įdomios. Bet čia dabar yra labai svarbus sakinys, nes demiurgiškame Harario spektre kaip lekalas egzistuoja tik 3 modeliai – kapitalizmas, islamas ir feminizmas. Ir nuo to, pagal kurį šių atvaizdų nelyginant Dievo bus kuriami antžmogiai, priklausys, kuria kryptimi judės naujos būtybės. Gilgamešo projektas esąs mokslo ramstis ir ant jo jojančio Frankensteino neįmanoma sustabdyti. Taip kalba labai įtakingas ir labai populiarus istorikas. Aš manau, kad labai svarbu įsiklausyti tai, ką iš tikrųjų kalba Yuvalis Hararis, jo labiau, kad jis yra labai populiarus. Ir tarsi tokią atvarą jam norėčiau pateikti Piterį Tilį, kas įdomiausia Lietuvoje kaip tik labai kritikuojama. Hararis labai tinka, o Piterio Tilio nuomonė yra nepaprastai, nepriimtina. Daugelio bent jau žmonių, žurnalistų, ar kai kurių žurnalistų, kurie bando jį čia reflektuoti, tačiau aš bandau tik tai pateikti keletą, sakykime, konkuruojančių vizijų, apie jas pakalbėti, nes šiuo metu jos yra pakankamai įdomios, lemiamos ir mes tikrai turime bent jau susipažinti su jomis. Kadangi įdomu tai, kad vyksta ne tik tai lenktynės tarp galingojų, kurie konkuruoja, kas pirmas įvaldys tas pačias pažangiausias technologijas, bet ir tarp ideologų, kurie ne visais klausimais sutarė. Piteris Tilis, milijardierius, kuris turbūt daugiausiai investuoja į dirbtinį intelektą, mano nuomonė yra gerokai atviresnis ir nuoširdesnis ir sąžiningesnis už Hararį. Jeigu Hararis sako, kad 3 būsimieji stulpai, iš kurių viskas rutuliosis ir ne kitaip yra kapitalizmas, islamas ir feminizmas, tai atitinkamai Tilis taip pat nurodo į 3 tokius ateities stulpus arba, sakykime, scenarijų, formas tokias, tai irgi lygiai taip pat, bet vietoj kaip kapitalizmo yra žaliasis kursas, toliau yra tas pats islamas ir komunizmas. Dabar aš taip pat šiek tiek pacituosiu Tilį.
Pasak jo, žaliasis kursas kartu su šariatu ir totalitarinė komunistinė valstybė yra vienintelis Europai siūlomas scenarius. Čia yra žodžiai, aš tiesiog dabar būtent stengiuosi šiandien daugiau nekalbėti, o cituoti, nes tai yra, kad paskui nepasakytų, kad va, čia Daiva sugalvojo ir kažką ne tą pasakė, aš tiesiog cituoju tai, ką jie patys kalba arba rašo. Tai matyt, kad tas islamo įsigalėjimas ar dabartinės tos problemos, sakykime, arabizavimo arba islamizavimo vakarų pasaulio nėra atsitiktinis. Tylio kritika yra filosofinė ir apima fundamentalius klausimus. Pirmiausia, religiniu aspektu, tai jo mąstymas apie krikščioniškai framingą, kaip jis sako, tai yra antikristas ir armagedonas ir jų prieš arba irgi konkurencija, nes į viską galima žiūrėti ir teisingiausia turbūt būtų žiūrėti kaip į konkuravimą tiesiog, verslininkišką tokį, negailestingą netgi labai. O kitas įrėminimas yra minėtas kuriamas singuliarumas, kurį jis įvardė kaip gresiantį totalitarinį valdymą. Aš aną kartą knygų mugėje kalbėjau apie singuliarumą labai daug iš kvantinės fizikos požiūrio taško ir kalbėjau, kad yra iš tikrųjų tas ir mokslinis singuliarumas, yra ir tas ideologinis singuliarumas, apie kurį dabar kalbama ir aš toliau tęsiu mintį, ir yra, mano nuomonė, asmeninis individualus singuliarumas, kuris yra turbūt svarbus labai. Taigi, anot Piterio Tylio nuolat rašomi distopiniai scenarijai, tai aplinkos katastrofos, klimato kaita, branduolinis karas, biologinis ginklas, tačiau jis taip nuoširdžiai nori atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad reikia kalbėti ne tik apie šias egzistencinės, bet ir apie kitas grėsmes. Ir paklaustas jisai sako, tai va yra toksai blogasis singuliarumas, kurį jis apibrėžia kaip vieningą totalitarinę pasaulio valstybę. Čia yra jo tiesiog citata. Ir tai jis aiškina šiais žodžiais. Šiai valstybei reikia vieningos branduolinio atsargų ir kompiuterių priežiūros, o veikiau to apribojimo siekia ateistinė filosofija. Ateistai sako, vienas pasaulis arba jokio, atominė bomba arba naujoji pasaulio tvarka, armagedonas arba antikristas. Todėl reikia vienos reguliuojančios rankos, stabdyti mokslą ir panašiai. Visam tam dirva buvo ruošiama per tos stagnacijos dešimtmečius. Stagnacijos dešimtmečiai, tai jisai turi omeny matyti šaltojo karo laikotarpį. Tai mes iš tikrųjų žinome, kad Europa labai ilgai gyvena taikos sąlygomis, ko tikrai anksčiau niekada nebūdavo. Bet tyliai atkreipė dėmesį, kad tuo metu ir po to buvo ugdoma to taikos laikų tiesiog tokia prisitaikianti ir labai paklusni masė žmonių masė, o palaipsniškai sužlugdyta atominė energetika, kuri turėjo būti 21 amžiaus pagrindinė energetika. Tai mes matome, aišku, pradedant mūsų elektrinę ir viso Europoje uždarinėjama tos elektrinės. Ir buvo sužlugdyta šitą energetiką ir buvo pradėta propaguoti žaliasis kursas. Tai tokia yra stagnacija. Ir jisai mano, kad vis dėlto dirbtinis intelektas, kodėl jis jį finansuoja, yra vis tiek geriau negu stagnacija. Vis tiek geriau, jisai sako. Yra geriau. Jisai bando atrasti tą, trečią kelią ar tai būtent trečią kelią bando. Tai man, pavyzdžiui, tai imponuoja, nes pasiklausus ar Geitso, ar Masko, tai mes tiesiog girdim labai utopistinį, atitrukusį nuo Žemės scenarijų apie keliones į Marsą ir tarp planetinės rūšys ir atėjus. Ir, ta prasme, tai yra tiesiog fantastika. Beje, mano knygų yra labai daug, yra išdėstyta ir aptariama Roberto Italo Manzoko tiesiog tokia kultūrinė transhumanizmo studija labai įdomi. Tai, žodžiu, tokie dalykai. Ir žinoma, kad Tylis yra tikrai arčiau Žemės ir ganėtinai nuoširdus, man atrodo. Kai kas jį bando pavaizduoti kaip kažkokį, monstrą ar pusiau pasaulio viešpatį, tikrai taip nėra, man atrodo, nes aš stengiuosi išgirsti tai, ką jis sako, pozityviau. O štai man tikrai yra gerokai primtinesnė jo samprata apie būsimas naujas rūšis, kurios
siejama su jo laisvės samprata yra. Pavyzdžiui, priešingai negu Harario fantazijos apie Frankensteiną, ar ne? Apie tai, kad sielos nebėra, apie tai, kad nėra laisvos žmogaus valios, it's over, pasakė jau seniai. Prieš keletą metų mes visi galim tą girdėti. Ir kad dirbtinis intelektas žmogui jau dabar viską žymiai geriau padaro, tai kam to reikia? Šis tos laisvos valios, sako Hararis. Ir sako, kad Dievo irgi nereikia, todėl kad jau jį pakeis skaitmeninis Dievas, žodžiu, skaitmeninis Dievas, skaitmeninė religija, kuriais jau nukalė ir vardą deitaizmas. Taip. Dabar, kai dėl tos transhumanistų pastangos, nes transhumanizmą labiausiai ir turbūt apibrėžia tokias technologijos inovacijos. Technologinės inovacijos, kai siekiama žmogų įvairiais ten implantais ir patobulinimais pagerinti, kompensuoti kokį nors jo genetinį apsigimimą ar invalidumą ar panašiai, padidinti jo fizinės galės, sveikatą ir netgi tą nemirtingumą pasiekti. Tai tarp jų transformuoti kūną, tai ši pastanga, į kurią dabar yra labai madinga, įeina lyties keitimo operacijos ir socialiai konstruojamos lytys, tai ši pastanga, pasak Tylio, yra ne tai, kad nekritikuotina, bet pasak jo, tai tiesiog neperdėjom ambicinga. Jis sako, kad per menka yra šita pastanga, nes jis norėtų kažko daugiau nei organų ar rūbų pakeitimas. Tai ko daugiau? Va. Ir toliau jisai sako, kad jam rūpi visos širdies, proto ir kūno pakeitimas, sielos ir visos asmenybės perkaita. Tai šis teiginys man stebėtinai primena Aurobindo Ghošo siekinį, apie kurį aš rašau knygoje, tai pateikdama kitokį optimistiškesnį ateities scenarijų. Tai čia toks stilius yra įdomus labai man asmeniškai. Ir taigi Tylis nori turėti savo kūną, o ne krionikos ar kompiuterinio perkelimo būdu sukurtą jo simuliaciją. Aš nelabai suprantu, kodėl tokios frazės turėtų kažkam tai padaryti neigiamą įspūdį. Man tai labai patinka. Aš galiu atsakyti, kodėl neigiamą įspūdį. Todėl, kad naikinama visa, kas yra susijęs su bio. Todėl, kad šitais tokiais, sakyčiau, pavojingais dalykais naikinama viskas, kas yra susijęs su bio ir kas yra šiaip su Dievu susiję. Kitaip tariant, žmogus prisiima savo Dievo galią pasidaryti save pats. Bet čia paaiškinsiu dar, ką tas Tylis ten turi omeny. Jo, tai būtent Tylio nuomonė, sakykime, bet iš principo tokios krionika ir visa kita, ten tie dalykai visi įdomus, kuriuos aš aprašinėjau knygoje, tas įvairiausias koncepcijas. Tai nėra, sakykime, melaginga, kaip jis sako, bet tai nėra gravitacijos centras. Sakykime, jam turbūt tai nėra įdomu, vertinga. Ir būdamas libertaras, jis mano, kad žmogus turi sprendimų laisvę, priešingai Harariui. Jisai sako, kad laisvė ir žmogaus veiklai yra daug erdvės. Kitaip sakant, negalima sėdėti ir laukti, kad tai ir nutiks, nes tai jau nulemta. Tai aš tada šiek tiek pratęsiu porą žodžių, kadangi čia paminėtas iš tikrųjų Tylis, tai kas yra Tylis, nedaug kas žino. Tylis yra šiaip ideologas viso to valdančiojo nedidelio milijardierių, aitišnikų vadinamųjų ir dirbtinio intelekto ir super dirbtinio intelekto kūrėjų, kurie mano, kad 27 metais jau gali pasiekti tą didįjį virsmą. Jis yra libertaras ir koks jis yra libertaras? Kada kalba jis apie, kad žmogus turi laisvą savo sprendimą, jis sako, kad tik keli žmonės gali turėti laisvą sprendimą ir tik tie žmonės, kurie jėga gali savo laisvę įgyvendinti. Ta savo laisvę, kurią jie patys įsivaizduoja. Kitaip tariant, tai yra liberalizmas, laisva valia be ribų. Jos neriboja kitų laisvės. Kiti, jeigu jie neturi galios va čia sėdintis įgyvendinti savo laisvę, taip kaip Tylis, kuris turi 100 milijardų ir sluoksnį, kuris jį laiko, Ilonas Maskas laiko ten ir kiti jį laiko guru jų sluoksniu. Tai yra draugai. Tai yra tik tai biomasė, kuri vienaip ar kitaip, jai galima kalbėti įvairius dalykus, bet ji yra pasmerkta. Tiesiog šitam naujam pasauliui nereikalinga. Nes ir kodėl? Todėl, kad jūs niekas iš čia neturėsite prieigos prie tų naujųjų technologijų, kurios teiks tą jų dirbtinį nemirtingumą. Žmonės neturės tos prieigos, nes tai yra labai brangi prieiga.
Šiuo metu tie, kurie ilginasi savo gyvenimą ir investuoja į genetinius tobulinimus savo kūno ir ką tik nori, toks vidutinis, tai jie jau turi savo asmeninės klinikas. Tai tokia yra kaina, tai yra milijonai. Reikia turėti tuos milijonus, bet tuos milijonus galima dabar labai lengvai uždirbti. Tam sluoksniui, kuris dabar dalyvauja pasaulio valdyme. Ir čia yra duomenų ir Tylis to neslėpia, kad Trumpas yra jo statytinis ir kad po Trumpo turi ateiti Vencas, o Trumpo tikslas yra taip supurtyti pasaulį, kad visa senoji tvarka sunyktų kartu su visais tais dar laisvių visokiais mąstytojais ir filosofais, kurie tos tvarkos dar laikosi ir kurie laikosi pasaulio biologinio šventumo supratimo ir dieviškumo. Bet čia galima būtų daug kalbėti, tai tiesiog aš patarčiau nesižavėti tam tikrais pasakymais, kurie vieni yra skirti publikai, bet ir iš tų cituotų pasakymų, man atrodo, nelabai suprantama, ką jis iš tikrųjų sako. Hararis ir šitas yra to paties plauko, tik skirtingų pavydalų ir skirtingam socialiniam sluoksniam skirti veikėjai. Tai aš dabar norėčiau ratilus tam tikrus apmąstymų perduoti ir Seibučiui ir manau, kad jis irgi apie mūsų ateitį turi ką pasakyti. Ačiū. Čia mes trise jau prieš kiek daugiau kaip prieš 2000 metų. 2000 metų. Ir šitą dar pasakė, kažkaip nesiplėsim, daugiau pabrėžti, kaip jis sakė, kad man visuomet yra svarbus kontekstas, šiuo atveju gal net yra ir erdvė ir laikas. Vienas dalykas yra įdomus, mes tada, kai girdime knygų mugėje, kai paminėjome apie kompiuterijos, tada dar nebuvo dirbtinio intelekto, parodyti labiau kompiuteriją, informaciją, konkuravo, ir kaip jį prasidėjo čia maždaug už 300 metrų nuo mūsų esančio, jeigu čia tas prieiga iš upės prie to Šalto gatvės yra nedidelė mečetės gatvelė, ir būtent toje vietoje, kur maždaug 16 amžiaus pradžioje, manoma, buvo pastatyta mečetė, tokia medinė mečetė, kuri jau yra istoriškai fiksuota 1581 metais ir kuri buvo nugriauta 70-metyje, gal kiek ir anksčiau yra, bet dar buvo, gal net ir iškart po karo, šis dokumentuose jau labai praradau, ir ten dar buvo likusios kapinės, ir Pusdienininkų institutas, Lietuva pradėjo savo darbo žygį į dirbtinį intelektą, simboliškai kiekvienas technologinis žingsnis reiškia tam tikrą simbolinio klodo sunaikinimą. Ir kad buvo pasirinkta vieta istorinės mečetės ir kapinių vietoje. Ir dabar ten aš šiandien praėjau, dar norėjau pažiūrėti, kas ten dabar yra, nes Pusdienininkų institutas nuo 10 metų yra sujungtas naujai gyvybės ir technologijų ir ten dabar yra ant užrašas yra lyg ir parašyta, kad yra tarnybinės etikos kažkoks centras. Visada tas paradoksas yra, bet čia vienas iš tokių yra daiktų. Jeigu šiaip aš čia paminėjau, kad technologinė pažanga visuomet turi savo šešėlį yra, tai aš dar irgi vieną kaip atveju toks asmeniškai dramatiškas yra, nes vienas iš tėvų dirbtinio intelekto Alanas Turingas yra, kuris antrojo pasaulinio karo metais vienas buvo lyderių grupės, kuris šifravo vokiečių enigmos kodą, buvo homoseksualus ir po antro pasaulinio karo Britanijoje buvo homoseksualumas kriminalizuotas ir jis pateko į policijos akiratį ir kad jam buvo galima pasirinkti, arba jisai sėdas į kalėjimą, arba jį paleidžia, jeigu jisai
jeigu jam bus atlikta cheminė kastracija. Ir vat tą daiktą, ta prasme, kad žmogus, kuris yra vat vienas iš tėvų, jisai vat patyrė cheminę kastraciją. Atsisaistymą nuo gamtos. Atsijimą nuo gamtos. Ir netrukus po to 54 metais jį rado prie rašomojo stalo mirusi nuo seno kario ir iki dabar nėra akivaizdu, ar jis nusižudė, ar jisai kažkaip žuvo. Bet dar vienas dalykas, kuris yra toks, kurį galima pavadinti tokia jungiška sinchronizacija, yra ir mūsų renginys vyko parodų rūmuose, knygų mugėje. Litexpo. Litexpo rūmuose. Jisai vyko kovo 1 dieną. Ir kovo 1 diena, tai yra antra diena, kai prasidėjo karinė operacija, tai vadinta epinių įtūžių. Ir tai turbūt yra pirma karinė operacija, ir dar su žodžiu epinė, kuri buvo pradėta neremiantis arba pasitelkus į pagalbą į skaitmeninę programą Maven. Ir dieną prieš tai, kai tuo metu, kai mes sėdėjome ir kalbėjome, ir aš ten citavau Tomą Venclovą, kuris dar 70-metį sakė, kad galbūt ta ateitis nebus karinė, viskas pavesta, bet pasirodo, kad tą dieną, kai mes sėdėjome knygų mugėje, antrą dieną vyko epinis įtūžis, bet šiandien dėl to, kad pati karinė operacija prasidėjo ir ne pirmą kartą buvo naudojamas ir pats Mavenas ne pirmą kartą buvo naudojamas, bet tokiu mastu, kuris, jeigu mes turėsime istoriją, jisai niekad nebus ištrintas iš Bet o kas žino apie tą programą? Iš mūsų atminties ir aš tiesiog dar keletą žodžių noriu pasakyti apie patį tą Maven ir apie tos simbolinius dalykus. Yra, kaip aš sakau, puslapininkų institutas atsiranda vietoj sugriautos sunaikintų kapinių yra istorinių. Nes ta prasme, tie totoriai, kurie turėjo tą mečetę, jie dar yra Vytauto laikų totoriai. Ta prasme, tai yra toks labai gilus yra paveldas ir specifinis daiktas galima kažkur kitur vietą pasirinkti, bet čia toks gražus Neries vingis yra. Bet tas yra programinė ta įranga, jinai yra pavadinta Project Maven arba Maven. Tai yra jidiš kalbos žodis, reiškiantis žinovas, žinių kaupėjas, ekspertas. Ir turbūt pats vienas simboliškiausių to epinio įtūžio įvykių. Arba čia kaip Daivas sakytų, eventų, nes iš tikrųjų čia pereina prie tokios retorikos. Tai yra tą pačią pirmą dieną buvo paryčiais, tuo metu, kai vaikai eina į mokyklą, o vasario 28 yra šeštadienis, yra ne šeštadienis, yra darbo diena, kai jau vaikai yra susirenka į mokyklą, jie pataikė du taikiniai ir dalykas yra tas, kad tuos taikinius atrinko šita programa. Programa yra, jos ta logika yra tokia, kad ji turi tokį kompiuterinį regėjimą. Tai yra, kad algoritmai atpažintų objektus drono filmuotoje medžiagoje. Ir jie tada sukuria tokią žudimo grandinę. Tai pavadinasi tilčiai. Padeda greičiau identifikuoti taikinius mūšių lauke. Ir tas
Ir ta žudinių grandinė, įdomus dalykas, kad pati mokykla irgi simboliškai, ta vidurinė mokykla, gal net pradinė, aš nežinau, yra jinai vadinasi Šažarė Tajebė. Tai yra žodžiai iš Korano, kurie reiškia arba laimusis medis, arba gerasis medis. Pats tas žodis yra, kad jisai, ta koraninė ištara yra, kad tas gerasis medis lyginamas su geru žodžiu, jo šaknys tvirtos, o šakos siekia dangų. Tai paradoksaliai mes galime matyti tokia simbolinė prasme, kad yra programinė įranka Maven, kuri reiškia žinojimas ekspertas, nukerta tą laimųjį ar gerąjį medį, kuris irgi simbolizuoja mokslą. Bet pas man dar šitą toks specifiškesnis daiktas buvo skaityti, kaip pats tą programą. Čia mes kalbame, iš tikrųjų kalbam apie irgi labai įtakingą įmonę ir bendrovę Palantir Technologies. Tarp kitko, Tylis irgi yra vienas iš šios kūrėjų. Ir kaip pačią tą žudimo grandinę komentuoja Palantyro vyriausiasis technologas Šjam Šankaras. Iš Bloombergo sakė interviu, aš ją tiesiog čia nusirašiau ir angliškai, tai aš vadinamos, tai lietuvių kalbos, tai nebus labai suredaguota, bet jis sako, po kiek laiko žmonės susimastys apie šią pirmąją didžiulio masto karinę operaciją, kur iš tikrųjų buvo, jis įdomiai vadina, substancialiai, ta prasme, jis vartoja filosofinę terminiją, substancialiai produktyvesnė su technologija, su dirbtiniu intelektu. Man tas ypač žodis, kad tai yra substancialiai produktyvesnė. Ir jisai sako, per Persijos įlankos antrąjį karą, sako, 1000 taikinių užimdavo parengti pusę metų ir tam reikėjo 50 ir 100 žmonių. O sakė, dabar, kai mes turime tokią technologiją, čia kalba taip pat tą Maven, ta prasme, mes galime per pakanka dvigubai daugiau taikinių, galima surasti, vienas žmogus gali surasti per 2 savaitės. Ir jis įdomus dalykas, jis po to tęsia tą mintį ir sako, jis iš pavyzdžiui palygina, kad tai yra kaip ir kario geležinis žmogus, kaip geležinis žmogus simboliškai dar priduria konceptualinis geležinis žmogus ir sako, ir tai daro antžmogis. Angliškai, aišku, Superman yra toks žodis, ne visiškai akivaizdus, nes jis gali reikšti ir Supermaną, nes kad anglų kalbo, amerikiečių kalboje turbūt labiau yra, jie skiria Overman, kuris atitiktų Nyčės antžmogį bei Superman, bet visiems vartoja Superman. Įdomiausias dalykas, kad logiškai tai nėra, kad jis tai yra žmogus, kuris gali sėdėti bet kur ir kuris gali valdyti tiesiog patį žudimą. Ta žudimo grandinė yra. Tai toks, nežinau, man tokia atėjo ta mintis yra, kad tuo metu, kai mes sėdėjome ir dar kalbėjau, kokia ta buvo iliuzija, ar kad bus nevartojamos tos karinės, tos technologijos, pasirodo, jau vyko jos visų tempų yra, nes, ta prasme, per 2 savaitės buvo 13 000 taikinių Irane atakuota, kuriuos parinko ne žmonės. Ir, ta prasme, juos parinko kompiuterinė programa, kurią, nežinau, kuravo, kur dar yra ir žmoniškas aspektas. Labai nedidelis, nes pakanka kelių žmonių yra, kad galima 1000 taikinių atakuoti. Bet pati ta mokykla, to Laimio medžio mokykla sunaikinta, pat visiems jinai niekad nebus atsieta. Ir kiek istorijoje bus kalbama apie tą epinį įtūžį, bus prisimintos mergaičių mokykla, mergaitės. Iš tikrųjų, mažos mergaitės, ten vienam aukšte buvo ir berniukų, bet tos mergaičių buvo yra daugiau.
O kitas įvykis, kuris irgi yra susijęs su Palantyru, yra tai balandžio 18 dieną Palantyro vadovas Aleksas Karpas paskelbė Palantyro manifestą, kuris sulaukė didelio dėmesio. Iš tikrųjų, tas manifestas jau 20 punktų pasirodė praėjus 2 mėnesiams, kai išėjo jo knyga, pavadinta Technologinė visuomenė, kietoji galia, minkštasis tikėjimas ir žmonijos ateitis. Pats manifestas irgi yra įdomus, vat aš paklausiau čia, kur kalbėjau, ir Vytautas, ir Daiva, kur kalbėjau, kad tie diskursai yra labai įvairūs, bet Karpas ir savo manifeste, kaip knygoje iš tikrųjų kalba apie tai, kad visuomenė turi būti militarizuojama ir militarizuojama viską sutelkiant į dirbtinį intelektą ir dirbtinio intelekto plėtojimą. Jisai sako, kad atominis amžius baigėsi ir dabar turime pereiti prie dirbtinio intelektaus amžiaus. Ir ne taip dirbtinio intelekto amžiaus, bet dirbtinis intelektas turėtų tapti ir karinės galios, kurias vadina kitoji galia, ta prasme, ir tarp kitko, čia buvo įdomu, nes Vytautas paminėjo apie tuos vaikams draudžia žaidimus, ir jisai viename manifestų punktų, vienas iš manifesto punktų taip ir sako, email is not enough. Jau nebepakanka laisvai rašyti elektroninius laiškus, arba, jis sako, mes turime sutilti prieš apsų tiraniją, nesiųstis tokius apsus kaip važiuoti taksi ar panašiai, čia yra vaikų žaidimas. Reikia, sakė, ir Silicio slėnis turi moralinę pareigą pereiti būtent prie tos karinės galios pagristos dirbtiniu intelektu. Ir jis iš tikrųjų, čia jo netgi nėra gal tokia posthumanistinė vizija, jisai jos nedėsto ir jis net nekuria žmogaus vizijos, jis ta prasme kalba tiesiogiai apie kietąją galią ir jis pastato, kad ta švelnioji galia, vien retorika, sakė, iš jos nieko nebegali gauti. Sakė, tam, kad laisvos ir demokratinės visuomenės gali nugalėti, jos turi turėti daugiau negu tik tai moralinį patrauklumą. Joms reikia kietosios galios ir kietoji šamžiaus galia gali būti sukurta programinė įranga. Čia angliškai tas yra gražiau figūruoja, nes jis yra hard power vartoja ir software. Ir jisai sako, klausimas ne tai, kad dirbtinio intelekto ginkluotė sukurta, bet kas ją sukurs ir kokiam tikslui. Ir kitur jisai tiesiog sako, kad ir Amerikoje turi būti visuotinis karinis šaukimas ir etc. Ir dar tai pabrėžia, kad tie dalykai kaip modernios filosofijos psichologizavimas nuvedė mūsų šoną ir kad mūsų visuomenė yra, ta prasme, jis vartoja žodį, esencialistiškai vartoja žodį vakarai, ne visai nusakydamas yra tokį daiktą ir jisai sako, kad visiems reikia skirti, kad kultūros ir civilizacijos yra netolygios ir kad reikia remilitarizuoti Vokietiją ir Japoniją, ir etc. Čia, ta prasme, aš paklausiau įvairių komentarų ir tai paprastai, jeigu yra tokie komentatoriai, komentuotojai liberalesni ir tai tokią viziją vadina distopiniu technofašizmu. Ir iš tikrųjų joje yra toks įdomus dalykas, jisai dar manifesto pradžioj vartoja tokius žodžius, kad dabartinė visuomenė yra dekadentiška
jis toks įdomus daiktas ir jisai priešina progresą ir regresą, bet progresas jam yra tik technologinė pažanga. Ir čia galima dėl to technofašizmo ginčytis yra, bet tam tikras toks Vaimaro Respublikos neigimas kaip dekadentinis jis yra, nes reikia pakeisti visuomenę, kuri yra sutvarkyta, tvarkinga, kuri nors iš tikrųjų miglotas tekstas ir pats jau tas manifestas yra miglotas, bet tai yra tie, kadangi čia ir idėjos vadovas sakė, ir Vytautas manėjo, kad mes gyvenam labai dramatiškai, tai per tos 2 mėnesius, kurie praėjo nuo mūsų to susitikimo, įvyko tie 2 tokie įvykiai. Vienas įvykis, tas etinis įpažis, kuris išliks istorijoje visiems laikams ir manau, tas Balantyro manifestas ir Alekso Karpo diskursas jis papildo į tokią milžinišką sumą. Mes niekaip negalim suvesti kelis fragmentus, nes vienoje vietoje atrodo, kad yra remiamas ateizmas, bet, pavyzdžiui, Karpas pasako, kad Karpas yra laikomas, kad jis yra antimonarchistas, tai jisai sako, kad reikia gražinti ne tai, kad pagarbą religijai, bet kažkaip ją labiau toleruoti. Jis bent jau nėra tiesioginis ateistas. Ir štai va, tai aš tiesiog norėjau tokį kontekstą pažymėti, kad iš tikrųjų, jeigu mes dar susitikime, kokį dar nežinau, 15 minučių tada klausimą. Aš dar duos tekstą. Prieitumėme tą singuliarumą, kurio yra laukiama, nes tas tempas yra toks, kad kol tu tik pradedi kalbėti, jau įvykiai vyksta. Aš truputį keletą žodžių mes čia taip nukrypome, aišku, ir į karinius dalykus, nes praktiškai nuo karinių dalykų dabar priklauso viso pasaulio. Pasaulio likimas yra 2 platformos skaitmeninės tos IT, tai dirbtinio intelekto kūrimo, tai kiniškoji ir amerikietiškoji. Visa Amerikos ekonomika ir visa Amerikos politinis elitas yra pajungtas savai skaitmeniniai platformai. Ta skaitmeninė platforma valdo visą pasaulį, Google'as, Facebook'as ir visos tos, tai yra amerikiečių kompanijos. Jeigu mes pasižiūrėtume, kaip išaugo jų vertė ir jų pelnai per pastarosius kokius 3 metus, tai yra kosminės investicijos ir kosminiai pelnai ir kosminis turtėjimas. Ir va čia, kai Kazimieras paminėjo tas visas idėjas, kodėl jos tokios yra, tarsi Kazimieras sakė, šiaip miglotos. Todėl, kad tų idėjų, kurios yra susijęs su militarizavimu, su Tilio laisvės teigimu tik tai keliems ir taip toliau, kurie yra verti ir kurie turi jėgos teikti savo laisvę, jos niekaip nesisieja nei su demokratija, nei su tom vertybėm, kurias dar kažkas užsimena. Įsivaizduokime, kaip visuomenės militarizavimas ir ypač dirbtinio intelekto pagrindų susijęs su demokratija. Vis niekaip negali būti susijęs, iš principo, nes ta visuomenė, militarizuota visuomenė yra labai aiškiai valdoma. Ir yra tik tai keli žmonės, jie, sakykime, ar bus dirbtinio intelekto atstovai, kurie ir valdys tą visuomenę. Ir šiaip ta visuomenė jau yra net nebereikalinga, nes pačią vertę jau gamina pats dirbtinis intelektas. Ir va čia paminėjau iš tikrųjų tą Maven, kuri be to dar atrodo reiškia netgi ir dieviškai žodį. Bet ta programa buvo taikyta ir visai kitur, ji buvo taikyta Gazoje, naikinant. Gazos žudynės tai yragi daug daugiau nei. Galbūt ir galima buvo įdomus dalykas dėl tos programos Maven. 17 metais ją pradėjo Pentagonas, kaip karinę programą ir jiems jau sunkiai sekėsi vykdyti ir jie tada surado Google, bet Google 3000 Google darbuotojų sakė, kad jie nenori prisidėti prie tokios programos, kuri turi aiškiai karinį aspektą. Ir jie tada Niujorke surado
surado kompaniją, kuri iš tikrųjų užsima vestuvių pobūdžių organizavimu ir, pavyzdžiui, su ta pačia programa tortų ratus konstravo. Ir jiems pasakė, kad iš tikrųjų ta programa bus labai gera, nes jinai iš tikrųjų labai tiksliai turės taikinius ir leis išvengti civilių aukų, tai iš tikrųjų yra humanistinė programa. Taip, viskas. Ir jie daugmaž taip svarstė, pagalvojo, tikrai jie visiems jiems tų žmonės yra brangus, dėl to, ta prasme, jie prisidėjo prie tos programos, bet vėliau jie perėmė Palantyras ir jis jau išplėtojo ją iki to dabartinio pavidalo. Jo, tai vat šito yra ten kelios, tai buvo jau pasaulyje pagarsėjusi Pegasus programa, dar kelios programos, jos visos dabar taikomos ir akivaizdu, kad ta šalis, ta platforma, kuri įgaus lemiamą pranašumą vadinamojo super dirbtinio intelekto kūrime, jį iš esmės turės valdyti pasaulį. Kitaip tariant, tas sluoksnis žmonių, kuris įgyvendins šitą sumanimą ir kodėl tai bus. Todėl, kad dirbtinis intelektas jau pats ima save tobulinti. Dabar mes jau turime tam tikrus įrankius, kurie patys save perprogramuoja tobulėjimo linkui. Čia buvo paminėta, kad tas dirbtinio intelekto valdymas čia dar bus ateityje ir taip toliau. Ne ateityje, skaitmeniniams pavidalams jau šiuo metu yra teikiamas juridinio asmens teisės. Kitaip tariant, pripažįstama skaitmeninių avatarų visuomenės. Jau svarstomi klausimai apie skaitmeninių pavidalų teisės. Pavyzdžiui, teisės, kad jie nebūtų sunaikinti, negalima ištrinti jau skaitmeninio pavidalo, nes jis turi ir savo teisės. Kaip jie reikš savo teisės žmonių visuomeniai, svarstomi klausimai, kad jie jau turėtų teisę reikšti savo teisę žmonių visuomenėms ir kad žmonių visuomenės turi atsižvelgti į jų teisės. Tai akivaizdu, kad dirbtinis intelektas, jau tas bendrasis arba super DAI, jis pareikš savo reikalavimus visuomeniai. Kitas dalykas, kurį ir filosofai svarsto, bet ir nelabai taip jau linkę iki galo išsakyti, kas iš to gali išeiti. Iš to gali išeiti labai klausimas, kad žmonija kaip rūšis yra ir neracionali ir pati kūrė savo grėsmės. Taigi antropoceno grėsmės yra žmonijos kaip rūšies sukurtos, jai pavertus techninę sistemą planetinė sistema. Tai jeigu žmonija kelia planetai pavojų, tai dirbtinio intelekto netgi pareiga, kaip čia sakė, moralinė pareiga yra ką padaryti, sumažinti žmonijos, įvairiais būdais sumažinti žmonijos keliamą pavojų planetą. Tai labai dėkoju abiems kolegoms, kad vis tiek neišvengiamai pakalbėjo apie karinės grėsmės ir kad tai iš tikrųjų yra karinio industrinio tokio kapitalo klausimas labai svarbus. Ir yra mano knygoje taip pat apie šis aspektas, bet jis yra logiškai įkomponuotas į visą kitą problematiką, nes man rūpi ir kultūros aspektai, ir psichologiniai, ir ypatingai tie, apie kuriuos šiandien taip ir nespėsim pakalbėti. Aš norėjau pakalbėti apie antžmogio sampratą, gal bent vieną žodį pasakysiu, bet grįžtant prie Palantyro, tai aš manau, kad tai nėra irgi vienareikšmiškai, mes dabar įsivaizduojam, kad čia jau viskas. Tai, jeigu sako kai kurie iš jų, kad niekas čia nebaigta ir nebūtinai čia tik tai patiems turtingiausiems, nežinau, aš tai visada vengiu, aš pati norėčiau pakalbėti su Piteriu Thiel arba Harariu. Ta prasme, mes visada iš antrinių ar tretinių kažkokių tai šaltinių ar jų pasisakymų bandom užčiuopti tą pasaulį, kuris yra iš tikrųjų visai kitoks. Iš dalies. Žinoma, Aleksą Karpą labai įdomu paklausyti, ypač stebėti jį, kaip jisai elgėsi ir kas kalba, bet mano nuomonė ir Palantyras ir visa kita yra tiesiog neišvengiama būtinybė šiuo metu, kadangi jeigu to nedarys amerikiečiai, tą padarys kinai. Taip, kad čia yra absoliučiai akivaizdu. Ir šią tematiką baigiant tokią, sakykime, ganėtinai grėsmingą, norėčiau atkreipti dėmesį į vis tiek į tai, kad iš tikrųjų konkuruoja, nėra
neįtakoja vienareikšmiškai niekas. Idėjos, ideologijos ir tie scenarijai. Pavyzdžiui, atkreipkim dėmesį į tai, kad žaliasis kursas, kuris labai mėgstamas yra, sakykime, mūsų Europos ar ne sąjungos, sakykime. Beje, ir aišku, ir ta jungtinės tautos tą patį kalba, bet kad žaliojo kurso ir dirbtinio intelekto plėtros koncepcijos viena kitai prieštarauja. Jeigu siekiam tvarumo ir atsinaujinančių šaltinių, kurie nedaro žalos gamtai ir siekiam gerovės žmogui, tai visiškai nedėra su milžiniško energetinių išteklių reikalaujančiais duomenų bankais, fermomis, kurios užima stadiono dydžio plotus. Daugiau. Taip, milžiniškus tiesiog, bet ta prasme jų yra daug, ne vienas. Ir vis nauji tyrinėjami milijardai metami. Žodžiu, nepaprastai didžiuliai yra energetiniai ištekliai. Dėl to auga visam pasaulyje mokesčiai, energetikos mokesčiai. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad daugybė startuolių yra absoliučiai neperspektyvūs ir netgi nuostolingi, bet ir vienam jų, pavyzdžiui, išmankštinti reikia tiek energijos, kiek užtektų 100 namų ūkių per metus Amerikoje. Ta prasme, čia yra nesuvokiamos investicijos, nesuvokiamas išnaudojimas, eikvojimas, netgi sakyčiau, ir kirtimas miškų tuo pačiu, aišku, nes atlaisvina vietą ir nepaprastai didžiuliai gėlo vandens ištekliai taip pat naudojami ir net vandens pradeda Amerikoje taip pačiu trūkti. Čia aš noriu pasakyti dar, kad knygoje remiuosi būtent amerikiečių žurnalistų, kadangi ten vis tiek demokratinė santvarka, atliktais tyrimais ir mokslininkų ir universitetų. Tai tikrai labai yra įdomu. Naujausi čia visokie tyrimai yra ir duomenys, ir idėjos čia pristatytos. Tai va šita informacija yra taip pat iš ten. Ir kadangi yra toks prieštaravimas, žaliasis kursas ir tokia veikla, dėl tų duomenų fermų, viena kitai visiškai prieštarauja. Tai ir be to turint galvoj, kad šiuo metu internetu, tarkim, ChatGPT ir panašiai galimybėmis naudojasi pasaulyje tik maždaug 40% žmonių, tik 40, net ne pusė. Tai aš manau, kad vis tiek tos grėsmės, kurios darosi akivaizdžios, jos tikrai didesnės, kaip jūs čia minėjote, irgi tie utopistinė scenarijai, kad pats jų dirbtinis intelektas pradės mažinti tas grėsmės. Tai, kai jos bus nustatytos, aš drįsčiau daryti tokią hipotezę ar tokį spėjimą, kad nesunku prognozuoti, kad nesuvaldant to dirbtinio intelekto grėsmių, kas atsitiks. Aš manau, kad po jų prieiga daugeliu bus tiesiog atjungta ir viskas. Tiesiog atjungta. Kaip atjungti? Ne, žmonėm aš turiu omeny, ne pačią sistemą, bet žmonės atjungti juos saugant nuo to blogo. Kas? Palauk, tuomet iniciatyvos perdavimas superlaidiem kvantiniam kompiuteriam, valdomiems dirbtinio bendro intelekto, taptų dar logiškesnė. Čia aš keliu hipotezę, jūs galite čia prieštarauti ir sakyti, kad, bet tai ir būtų tos demokratijos pabaiga, nes tiesiog žmogaus savarankiško kompiuterio valdymo svertai būtų perduoti absoliučiai 100% išmaniesiems įrenginiams. Pavyzdžiui, pavyzdys elementarus. Bus tik tokie automobiliai, kurie veiks iš centro, tarkim, valdomi. Dabar jau naujausi tokie. Pasižiūrėkime Pekino, kas rodoma Pekino automobilių salone tarptautiniam ir matome automobilius tokius. Taip, tai ir sakau. Tai tu nori ar nenori, jis už tave nuspręs, kada tau duris atidaryti ir kur važiuoti. Tai tą aš ir noriu pasakyti. Optimistinis scenarius kalba apie tai, kad technologijos ir mokslas yra tik priemonė ir būdas. Ką aš noriu pasakyti apie tai, kad aš knygoje kalbu apie tikrai esamą tą optimistinį scenarių, kuris visiškai nėra naujas. Jo nebėra. Aš vis tiek nepataisom optimistė ir manau, kad čia viskas yra labai įdomu. Jo, viskas yra įdomu ir tikrai čia nėra jokios kritikos, nėra nieko čia lemtingo ir yra žaismas toks tam tikras ir aiškus, sudėtingas yra, kiekvienas progresas reikalauja aukų. Vargu ar Gazos sektoriaus hebra taip pasakytų, palauk, nereikia. Mes filosofai, mes žiūrėkim truputėlį iš aukščiau ir iš toliau žiūrėkim. Ukraina irgi nesakytų. Oi, taigi, žodžiu, tas optimistinis scenarius sako, kad žmogus vis tiek negali žmogaus kūrybingumo uzurpuoti ir jo labiau išstumti nei sielos, nei Dievo. Ar naudojamas kūrybingumas? Klausimas. Dabar naudojamas karinių programų kūrimui. Ir viskas.
Tai man atrodo, kad būtent šita egzistencinė civilizacijos krizė, kuri išvyksta, būtent tas karinės varžybos ir panašiai, ir taip pat iš gamtos kylantis vidinis evoliucinis stimulas, ir apie kurį mes šiandien visai nekalbėjom, o kalbėjom kitais kartais ir galbūt ateityje kalbėsim, ir apie kuriuos aš čia labai nemažai rašau, būtent, kad tai yra vidinis stimulas, tarsi tai iš tikrųjų yra nulemta, kad ta evoliucija vyksta ir niekur mes nepasidėsim. Ir dabar yra įdomiausia, kas laimės tas lenktynės. Ar tie ateistai, komunistai, ir čia, kaip sako, ta totalitarinė singulari valstybė, utopinė, naujoji pasaulio tvarka, ar laimės laisvas žmogus, ar laimės... Laisvas, kur? Kas yra laisvas žmogus šiuo metu? Prašau mane čia nutraukti. Aš tik klausiu. Žodžiu, tai laisvas žmogus yra laisvas sieloje žmogus. Nu va. Ar ne taip, Kazimierai? Ir gyvenantis rajone, kur niekas nieko nepasiekia. Ir nėra net kelio prie ūkio. Ir būtent egzistencinė krizė, ji kalba apie tą antžmogio sukūrimą. Mes kalbam apie posthumanizmą, tai ne mes patys sugalvojam tos terminus, jie jau seniai yra filosofiniam diskurse ir kultūriniam diskurse. Ir būtent tas kiborgas ar Frankensteinas, ar tai bus tas antžmogis. Tai aš knygoje būtent optimistinį scenarijų bandau pateikti šiek tiek bendrame logiškame fone, kad galimas ir kitoks antžmogio supratimas, kuris ir remiasi kultūriškai, istoriškai pagrįsta, kaip sakyti, žmonijos raida, jeigu mes pripažįstame evoliuciją. Nes šiuo metu populiariai, ką mes girdim, koks antžmogis, tu žinai, kiek žmonių nužudė, dabar per žinias mes girdime vien tik panašią informaciją. Tai ir iš tikrųjų taip gali būti ir turi būti. Arba kažkoks pusiau kiborgas. Kiborgas pusiau, kodėl 70%? Šitie Aurobindo, apie kuriuos aš kalbu knygoje, nenaudojo posthumanizmo savokos, bet visa jo metafizinė išklaida kalba apie posūkį į požmogio nulemtumą. Ir pavyzdžiui, sakykime, apie savitarę jo pabaigoje įstulbinama aiškiai ir išsamei, kiek leidžia ta poetinė kalba jį apibūdina. Tai pirmiausiai pasako fundamentalią tiesą, jog mūsų laukia didesnis likimas, kurio protas negali nuspėti. Kitaip sakant, tai, kad transhumanistai bando protų pasakyti, jisai sako, kad tai yra neįmanoma. Nes mes negalim pasakyti, koks bus tas antžmogis. Ar jis tikrai bus antžmogis, jeigu mes jį pagerinsim kažkokiais prietaisais. Ar tai antikristas? Taip, čia vėl galima grįžti prie to Tylio, Armagedonas arba antikristas, labai įdomi tema, sakyčiau. Nes jie yra antikristo pavidalas. Nes jis yra įtvirtintas besirutuliojančio kelio viršūnėje. Šitas antžmogis ir jo likimas. Toje viršūnėje, kuri nusimes kaukę ir įpavydalins pasaulio kryptį. Nes jį pati iš gamtinės tamsos ir nesąmoningumo kyla į antgamtę. Tai, žodžiu, čia reikėtų tikrai dar vienos valandos turbūt išplėtoti tai antgamtės ir dvasinio antžmogio sampratai, bet aš tiesiog bent jau dabar norėčiau pasakyti, kad tokia samprata egzistuoja, būtų labai nuostabu, kad žmonės žinotų, kad tikrai nėra viskas nulemta ir technologijomis valdoma. Ir tiesiog, nes tai, ta eschatologinė samprata apie tokį visai kitą scenarijų, būtent apie laisvą žmogų, apie jo vidinį vystimąsi, jisai yra kultūriškai būtent sąlygotas netgi yra. Aurobindo, jeigu Aleksas Levantas sako, kad ateitis šita transcendentinė, transhumanistinė, netranscendentinė, jiegi nori transcendentą su inžinerijos būdu sutvarkyti ir nulaužti religiją. Tai, ta prasme, Aurobindo pateikė visai kitą požiūrį, jis sako, kad priešingai yra nulemtas visai kitas scenarius. Ta prasme, čia žmogus su technologijom negali jam pasipriešinti. Taip, bet aš tik tai užbaigdamas ir prašydamas jau visų klausimų, jeigu kas turės, tik noriu pasakyti, kad šiuo metu pasaulis valdomas ir ką mes girdime ir iš Jungtinių valstijų, kurios yra toj platformoje vienoje, tai jis valdomas tokiu paprastu klausimu. Tu kažką kalbi ar aš kažką kalbu apie filosofiją, tai kiek 100 milijardų tavo sąskaitoje?
Ir jeigu tu pasakysi, kad koks tik tai 100, ne iš to rato. Va toks yra pasaulio valdymas. Labai paprastas, primityvus. Ir Harari tą teigia, ir Tylis, ir visi kiti laikosi tos nuostatus. Tai va čia klausimas yra, kai mes pradedam kalbėti apie laisvą žmogų, apie žmogaus pasirinkimą, šitoj militarizuotoj visuomenėje jokio pasirinkimo nebėra. Ir jie visi vienaip ar kitaip ne taip atvirai, bet ir kalba apie tą, kad mes turime perkurti tą žmogų, nulaužti visus dalykus ir jau juos mes esame beveik nulaužę, nu tik dar yra kažkokių tokių, kurie dar nelabai supranta, kaip čia viskas yra nulaužta. Tai ir kas įdomiausia, kad šioje plotmėje tos ideologijos tarsi visos savaip susisaisto. Komunizmas su fašizmu, transhumanizmas ir visos į tą patį naująjį singuliarumą, kuriame bus ta laisvė iš tikrųjų laisvam žmogui, labai tik tai tam, kas ten tie 100 milijardų ir kas turi galę su tai 100 milijardų pasaulyje įtvirtinti savo valią visiškai. Tai ta logika tokia yra. Ar mes sugebėsime ir iš kažkur kils kažkokie impulsai, iš Indijos galbūt, ten tą palikimą kažkas aktualizuos įvairių būdų, bet būdų jau nebe dirbtinio intelekto, be jo, nuo jo atsisakyti beveik nebus įmanoma, nes čia galėčiau ir ilgai pasakoti, kaip Indijos gurų, Indijos mokytojai susikūrė savo jau avatarus ir tie avatarai skaitmeniniai jau sėkmingai moko, kaip siekti prašviesėjimo ir eiti prašviesėjimo keliu, atsižvelgiant į psichologinės to klausytojo savybės ir jo pasąmonės savybės, nes sinchronizacija Jungo yra įsisavinta irgi labai puikiai. Tai tiek, dabar tikriausiai čia sutiks, kad klausimų, jeigu dar kas. Prašom. Kelios replikos iš jų filologijos. Tai pirma replika, šitą mes pasikvieskim Palankių įmonės atstovą Palankių atstovybę. Pritariu. Ir čia Lietuva. Tam kažkoks šimtas patarėjas. Kita pastaba apie Palankių, kad Ukrainoje taikiniai praktiškai taip pat, taip, da. Rusiškai, kurie pašaudys, kurie nustatomi su Palankių technologija. Tylis ir Karpas. Tylis, aišku, yra plagiatas, skaitas Antano Marcėnus, tas savo ruoštų skaitė Solovjovą ir tas visas Antikristas yra toks solovjoviškas labai. Tai tiek, kad Tylis, ieškodamas savo naukos, tą Antikristą daro tokį, kuris stabdo progresą. Tai dar kita Palankyro ranka, tai yra Karpas, kuris aiškina, kaip reikia ginkluotis, būtent tą progresą reikia skatinti. Bet čia dar ne teologija. Pirma vyksta teologinė pastaba yra ta, kad totalinio sekimo visuomenėje krikščionis gali džiaugtis. Apvaizdas galbūt metai. Atėjo jo, reiškia, tam tikros stebėjimo dalyko paprašyti, pavyzdžiui, po nacijų Lojolos pratybų dar kokį nors protokolą, kad jam lengviau būtų išpažinties, tai suklysti. Tai čia tokia mykšta buvo teologinė. Bet jau yra skaitmeniniai kunigai, kurie jau veikia ir tie. Dabar dėl nemirtingumo. Tai tų nemirtingų būtybių fiziškai jų yra. Medūza kažkokia. Visi virusai yra nemirtingi. Virusai yra. Kurie dauginas iš savęs. Nesilpsta, bet stiprėja. Bet reikalas tas, kad, sakykime, iš tiesų galima fizinį žmogaus kūną tiek pumpuoti, reiškia, kad mes pasieksim ribą, už kurios kažkoks smegenų gabalas apkastytas vamzdeliais, jis galės gyventi. Išsaugodamas tą tapytą ir visus tos juridinius kažkokius dalykus, apie kur aš čia buvo sakyta. Kas tai yra krikščionio formų? Galbūt nenumiręs jis negali būti išganytas. Jis turi numirti būti išganytas.
tada bažnyčiai iškyla tokia dilema. Labai daug dilemų, čia ne viena. Ar leisti šitą gyvybės pratesimą, nes tada reikia leisti eutanaziją, jeigu žmogus nori daugelės prieš paskutinį klausimą. Čia irgi yra. O šiaip tai tokia bendra pajauta, ir to aš baigsiu, kad tas visą intelektą reiškia, kad tas šulinys, Šaršalas skyras man truputėlį primena kažkokius, reiškia, nežiniuką saulės mieste, reiškia, arba nežiniuką Indiją, iš tokių rimtesnių veiklų, kurie galbūt, sakant, atspėja, kas bus, tai Clive Lewis'o, ta baisioji jėga, reiškia, mikrobai suvalgyti tos visus mokslininkus. Bet šiaip jau vėlgi, teologiškai, tai paskutinė mano teologinė pastaba, kad jeigu laikomės klasikinės triados, kūnas, siela, dvasia. Tai buvo nematė, mes tą kūną galim ten pratempti. Siela, kaip rodo dirbtinio intelekto, visos pastangos, mechaniška, jie gali neimituoti, ką nori tą su jie daryti, visai tam surėti. O dvasia yra anapus vardo formos. Bet čia viskas nuo ideologijos priklauso. Tiesiog jeigu ideologija teigia, kad nėra dvasios tai arba sielos, tai tada ir viskas, nereikia nieko įskaitmeninti. Tai, bet va, tai įdomiausia iš to, ką pats pasakėjai, tai nebereikia smegenų gabalo, kuris ten apkarstytas. Tai užtenka perskaičiuoti neuroninius tinklus ir juos skaitmenizuoti ir padaryti modelį skaitmeninį neuroninių tinklų. Čia yra inžinerinis modelis. Ir viskas, ir nebereikia nieko. Tai, o tada savimonė tarsi mes net nebekalbam, ji turi atsirasti iš sudėtingumo ir taip. O smegenys patys tie galės atsispausdinti netgi ne biologinėje erdvėje, nes dabar kyla klausimas, kodėl mums reikia tik tai į anglies erdvę eiti. Bet kodėl ne silicio? Mes galime ir silicio pagrindų. Vytautai, na. Gerai, aš klausimą duosiu. Tai būtent aš laukiu klausimą. Klausimą. Ten Ferrari cituojant tokią frazę apie protingą projektą, tai yra intelligent design originale. Reikia to. Protingą projektą. Buvo frazė, kurią aš susijau su tokia savoka kaip intelligent design. Teorija, kūrybo teorija. Tai jūs paskaitykite, yra lietuvių kalba ta knyga, aš ne visą skaičiau. Tai dabar viskas yra dizainas, gi žinote, bet, viskas dizainas. Labai ačiū, aišku, už klausimą. Taip, tačiau vis dėlto tikrai sutinku, kad reikėtų plėsti tą, dėl ko mes ir stengiamės, ar aš tą knygą rašiau, straipsnius iš pradžių rašiau ir panašiai šitą temą ir man pačiai yra labai įdomi, bet iš tikrųjų aš matau, kad žmonės labai paviršutiniškai tą klausimą žiūri. Mes neturėtumėm šaipytis ar juoktis iš to. Tai yra tikrai, ne taip paprasta viskas yra. Ir yra labai daug. Mes patys susiduriam su to ir su socialiniu tinklų, ir su vaikų tam tikrom, tiesiog psichologiniam netgi problemom. Tai visa tai yra šitoj knygoje aptarta labai. Šiaip netgi, sakyčiau, vadovėlinio pobūdžio galima būtų sakyti netgi, nes įvairiais kampais šita knyga yra parašyta. Bent jau taip žmonės tikrai patenkinti, kurie skaitė, nes daug kas sužinojo tiesiog iš įvairių tų, bet tikrai reikėtų į šią problemą žiūrėti tikrai rimtai. Čia tikrai nėra juokas. Nėra juokas. Bet, kad žmonės žiūrėtų rimtai, reikia tokius dalykus pervesti į komiksus ir tada paskleisti plačius. Ir tada žmonės labai gerai įsisavina viską. Čia kaip humoras, atsiprašau. Ir man būtų tikrai įdomu dar sulaukti klausimų, nes aš pagal tai orientuojuosi, kiek mano ten žodis pasiekia žmonės. Aišku, jeigu jūs dar neskaitėt knygos, tai, bet iš to, ką mes kalbėjom bent jau. Šiek tiek. Palėtėm dar vieną aspektą. Vieną, faktiškai labai nedidelę dalį šios problematikos šiandien kalbėjom. Ar yra klausimų? Nėra. Tai tada... Yra. Klausau. Tokia nuomonė jūsų, kaip jūs sakot, mintis klausimas apie lemtinę, o apskritai dieviškas intelektas yra viską.
jam pavaldus ir dirbtinis intelektas. Taip, įdomi mintis, nes tie transhumanistai, ateistai, tarkim, kurie neigia sielą, jie galvoja, kad iš tikrųjų jie gali užimti tą Dievo valią, bet taip, teoriškai mąstant, tai jūs teisingai pasakėte, nes tokia sąranga yra turbūt visatos, kad žmogus negali būti aukščiau Dievo, tarkim, arba jį veikti, arba jį kažkaip tai, čia Kazimieras gal galėtų daugiau replikuoti šitą klausimą, ar jį pakeisti. Ir kad dirbtinis intelektas iš tikro galbūt ir yra to mums nežinomo aukštesnio plano dalis. Ir viskas, tiesiog. Jeigu mes pripažįstam, Kazimierai. Nežinau, ir aš tiesiog, čia buvo kalbama, kad reikia to teologinio aspekto. Ir teologinis tas aspektas yra keblus, nes jis jau yra įvairaus skaičiavimo, kad jis tuome tą karpą pavadino Vest vakarai, jis jau yra kokius 400 marinamas ir visa pasaulėjauta ir pasaulėvoka iš jos yra panaikinti tie dalykai. Net ta triada, čia vidurinio platonizmo, kuri, kaip sakant, išvyko per šventąjį Paulių, per ankstyvąją krikščionybę ir jinai nefigūruoja, galima atsiversti bet kokį psichologijos vadovėlį, kuris yra dėstomas universitete. Jie neegzistuoja tose paradigmose, yra tiesiog mūsų reikia perėti labai visai kitą kalbą. Ir dalykas dar tas, kad tarkim aš turiu tokią savo kalbą, bet su jie kalbėtis yra sunku, nes reikia ją išmokinti kaip abėcėlio žmonės. Dalykas, aišku, yra įdomus ir net jeigu pažiūrėti, pavyzdžiui, į pneumo sąvoką, kurią vartoja Paulius, kaip buvo apaštalo Paulių, jinai yra atėjusi iš stoicizmo ir pneuma yra, kaip jį pasižiūrėti, ta prasme, tai nėra ta dvasia, kaip dabar suvokiamas kaip toks atsieta abstrakcija, tai yra substancija, kuri labiau būtų panašiai sukma šalyra ir kai jisai kalba apie prisikėlimą ir išpildymą, jis kalba iš tikrųjų apie subtilę substanciją, kurią pareikia. Pavyzdžiui, jeigu mes atsiversime vertimą, nesvarbu, ar čekų kalbaliausių kitą, to nematyti. Tas matyti graikiškam tekste yra, bet ir tai graikišką tekstą reikia skaityti per kitą vidą. Bet, pavyzdžiui, aš sakysiu, nes aš šiandien pasiklausiau tų autorių, jie kalba tokia kalba, su kuria, pavyzdžiui, aš neturiu kaip susikalbėtis, aš mokinuosi jų kalbą ir jinai man yra tokia miglota, klampi, jos net negali išardyti, jos negali sukonstruoti, tu ją priimi kaip tam tikrą alogiškų, man, pavyzdžiui, visiem labiausiai įspūdį padarė, kai jisai kalba, kai jisai žudimą vadina substancialiai produktyviu. Tai iš tikrųjų, čia yra toks kaip ir demiurgas, kuris yra kaip substancija, kuris iš tikrųjų tą gamina mirtį yra, pavyzdžiui, jeigu paversti net į kokią kiek ankstesnę kalbą. Ir aš tiesiog manau, kad mes atsiduriame tokioj keblioj dalykoj Nagarjuna, logikas Indijos ir maždaug čia antro amžiaus yra pradžios, kuris įvedė dviejų tiesų supratimą apie tą aukštesnėje tiesą ir tą tiesą yra buitinė varkamana, kuri yra čia. Ir mes čia, kai kalbamės, tai mes iš tikrųjų kalbamės apie tą buitinę, mes neturime prieigų prie tos, kokia turėtų būti kalba ta kita yra. Čia aš pradžiai girdėjau, kad kažkur vyksta šiandien kvantinis
tas su kvantinė tematika susijusios dalykai, bet aš manau, kad jeigu toj konferencijoj būtent jie netgi tokios teologinės kalbos iš vis nemoka, jie reikia mokytis, jos niekas nedėsto, jos niekur nėra. Aš manau, kad jinai net seminarijoje yra atvyrusi. Jo, o čia ir čia aš taip paskutinį dar pridėsiu irgi tokį teologinį tą aspektą, kad nes nematom bažnyčios pareiškimų dėl skaitmeninių kunigų, pavyzdžiui, ar girdėjau, bet jau jie veikia. Taip, yra skaitmeninė teologija. Milijonas gauna šitos programos. Jo, bet bažnyčia turėtų tam tikrą savo nuostatą, kaip įžiūri, bažnyčios nuostatos kol kas nėra. Tai kitas dalykas, čia jau toks tikras teologinis, tai yra žmogaus valios. Žmogus yra valingas nešti mirtį. Jis turi laisvą valią pasirinkti tarp blogio ir gėrio. Ir Dievo meilė yra, ne šiaip viena yra į malonę, bet ta malonė yra susijusi su laisva valia, nes ji neprievartinė. Ta malonė nenukrenta taip, kad tave priverstų mylėti ir taip toliau. Tai ir ta laisva valia, ir to visatos intelekto visa galybė, bet ji yra susijusi ir su pasaulio pabaiga. Tai kitaip tariant, žmogus savo laisvą valią gali artinti pasaulio pabaigą, gali ją tolinti, jeigu jis seka Dievo keliu. Čia teologinis klausimas ir yra, ar su šitais instrumentais ką mes darome? Ar mes artiname pasaulio pabaigą ir tiesiog veikiame šio pasaulio kunigaikščio valios, kaip valios įrankiai, patys to nesuvokdami ir viską manydami, kad čia yra mūsų laisvas pasirinkimas. Čia yra. Bet čia vėlgi svarstyti ir reikėtų tai teologinės kalbos, kuri dar būtų šalia, tai kuri dar pakomentuotų tuos mūsų, aš ne teologas mūsų tuos. Taip. Tai kad ačiū visiems už bendradarbiavimą, pabuvojimą malonų. Ačiū Jums ir ačiū ir autoriai, ir Kazimierui. Ačiū. Prašom skaityti iš tikrųjų. Tai sudie. Aha.